Šiandien kalbėsime apie sausą pilną ciklą ir kodėl tavo pajamos svyruoja ir kodėl to priežastis nėra sezoniškumas. Jeigu tavo pajamos vieną mėnesį yra 3000, o kitą siekia vos 1500, labai tikėtina, kad problema nėra sezoniškumas ir nėra algoritmas. Problema yra klaida, kuri man pačiai kainavo tūkstančius eurų ir kurią esu mačiusi pas savo klientes. Ir blogiausia, kad ant šios klaidos aš buvau pasimausi ne vieną kartą, kai pagaliau prisitraukdavau daugiau klienčių, atsipalaiduodavau. Dirbdavau ties klienčių aptarnavimu, bet pamiršdavau klienčių pritraukimą. Nebedarydavau tų veiksmų, kurie tas klientes man ir atvedė. Tada praeina kelios savaitės ir pradedi galvoti, kas čia atsitiko. Tai jeigu ir tavo pajamos vieną mėnesį yra aukštai, kitą žemiau, šitas video gali tau viską paaiškinti. Tai yra tarsi vandens krano efektas, tu pasekmių nejauti iš karto. Įsivaizduok, kad atsukai kraną, pradėjai daryti veiksmus, kelti turinį ir tuomet vanduo pradeda tekėti pro ilgą vamzdį, ne pro patį kraną. Ir dabar kraną užsuki, nustoji daryti tuos veiksmus, kas tą vandenį, tas įsivaizduokim veiksmus klientės mums atnešė. Kranas iš karto nesustoja, jis dar pradeda, dar dabaigia, tekėti pro tą vamzdį. Ir galiausiai žiūrim, kad jau keli lašai liko ir nebėra to srauto, koks buvo prieš tai. Su klienčių pritraukimu realiai tas pats, kai tu nustoji kelti turinį daryti tai, kas atvedė tau klientes, pradedi ne taip nuosekliai 100% viską daryti, tu nepajauti pasiekmių rytoj. Tu pajauti jas net ne kitą savaitę, o realiai po kelių savaičių. Ir tuo tarpu labai lengva galvoti, kad aš nieko nedarau, o užklausos vis tiek eina, pasirodo čia ne taip ir svarbus tie visi veiksmai. Bet iš tikrųjų tai yra vėluojantis efektas. Ir kas tada nutinka? Galiausiai jūsų srautas išsenka po 4-6 savaičių. Tai vadinama vamzdžio principu, angliškai pipeline. Tavo pajamos šiandien, tavo veiksmai šiandien, kuriuos tu atlieki, taps rezultatais po kokių 4-6 savaičių. Tai taip pat veikia ir atvirkščiai. Dabar nustoji, po 4-6 savaičių bus sausra. Ir labai dažnai meistrės, netgi ir mano sėkmingos klientės, kurios uždirba, sukasi šitame tiksle. Labai dažna klaida, net ir man, sakau, kad sėkmingų klienčių, jos sustoja. Jos sufokusavo anksčiau labai didelį procentą savo laiko į klientų generavimą, o dabar jau susipildė kalendorių, jos labai didelį laiko tarpą fokusuoja į klientų aptarnavimą. Jos paspaudžia stop mygtuką ant marketingo. Dėmesys perkeliamas į darbus, atliekamus darbus, nebeieško naujų klienčių. Kas tada gaunasi? Po tų 4-6 savaičių jau žiūri, kad sausra. Jau užklausų kiekis, srautas yra mažėjimas. Mažėja užklausų, kalendorius tuštėja. Kas gaunasi? Panika. Oi, reikia susiimti, atsiranda poreikis naujų klienčių, bėgam, lekiam kažką chaotiškai daryti, kažką tai įkeliam, kažkokį skelbimą, kažkokias akcijas galvojam, kažkokius laisvus laikus, bandom kelti kažkaip chaotiškai pritraukti klientų, kad gelbėti savo situaciją. Čia yra Agnė, ji perėjo nuo 400-600 eurų į mėnesį nestabilių pajamų iki kelių tūkstančių į mėnesį. Nežinau, ten pajamų ten būdavo 400-600, per mėnesį. Nežinai, kiek tu spėjai su tuo vaiku atvažiuoti padaryti. O dabar, tikrai ten keli tūkstančiai per mėnesį yra padaromi ir viskas. Anksčiau būdavo labai būdavo daugiau klientų, tai tarkim per mėnesį būdavo 4 klientai, ar ne? Kitą mėnesį galėdavo būti 10, bet dabar nes medijas tikrai ateina bent per mėnesį, bent 15. Tai per savaitę užsipildydavau, ten kokias 6 valandas ar panašiai. Tai dabar aš pilnai išdirbu tą savo 20 valandų ir viskas. Pilčiau ir daugiau, jeigu turėčiau fiziškai galimybių ir laiko.
smagiausia, ne tik iš tos aktyvios veiklos, žinai, istorijų, bet iš paties sutvarkyto profilio, kur mane atėjo tikrai klientų, kurie susirado, išieškojo ir aš buvau iš viso Vilniaus, išsirinko, tarkim, permanento meistrę. Mano sritis, galbūt tik tą apmiršus ir šiek tiek paleidus tą savo svajonę, bet labai myliu savo darbą, labai džiaugiuosi, dabar esu laiminga, puikus klientai, kažkaip pritraukiu tokius žmonės, kokius noriu ir esu dėl to laiminga ir viskas yra gerai. Tai dabar galiu pilnai savim pasirūpinti, daugiau istorijų kažkokių bandai kelti, kokios laisvos vietos yra. Gal atidarydavau daugelį klaidų, ar taip ir plūduriavau tarptų buvusių klienčių ir jų rekomendacijų. Bandai tos socialinius tinklus kažką įdėti, ne visada pavyksta, nes tiksliai nežinai, ko nori, atrodo, čia tiek daug stengiasi, o ten vienas klientas užsirašo dėl tų krūvos įdėtų, tada galvoju, gal čia iš vis nereikia nieko daryti. Tada jau net buvo minčių, nežinau, gal čia sritį keisti. Aglė pritaikė strategiją, darė veiksmus ir jau po 1,5 mėnesio, tai maždaug 6 savaičių, jau ji buvo pasiekusi savo užsibrėžtą pajamų tikslą. Bet ji labai gerai supranta vieną dalyką. Negalima užmigti ant laurų, kaip sakoma. Net jei ne viską padarai idealiai, svarbiausia ir toliau atlikti veiksmus, kurie tą rezultatą sukūrė. Tai kodėl aš šitą pamoką įrašinėju, kodėl aš tai sakau savo klientėm, nes mano tikslas nėra, kad tik jūs uždirbtumėte, tą vieną kartą. Mano tikslas yra, kad jūs kartotumėte tą rezultatą ir turėtumėte stabilų rezultatą, stabilias užklausas ir stabilias pajamas. Ir štai, ką jums tai kainuos, jeigu jūs išliksite tame cikle. Vidutiniškai yra apie 70 eurų. Tai jei dėl nenuoseklaus marketingo jūs prarandate 2 klientes per savaitę, tai gali būti 140 eurų į savaitę. Per metus jau virš 7 000. O ką ta viena klientė galėjo padaryti? Grožio versle vienas klientas nelygu vienam klientui. Ji galėjo grįžti dar 3 kartus, dar galėjo rekomenduoti jūs savo draugiai, tapti lojalia kliente, dar galbūt produktus parduodate, tai galėjo irgi įsigyti produktus pas jūs. Tai jūs įsivaizduokit, prarandat ne tik tą klientę, o prarandate visą jos vertę. Kitas dalykas, jūs galvojate, kad dabar gaunate daug užsakymų, dažnai nustojate tada kurti turinį, nebūti matoma ir to, kad nieko čia blogo neįvyks, kalendorius vis tiek dar pilnas. Bet kaip minėjau, po tų 4-6 savaičių viskas paaiškėja ir kas gaunasi, kai nėra tos nuoseklios komunikacijos ir nuoseklių veiksmų. Jūs nematote, aišku, kad prarandate tą klientę, bet įsivaizduokite, buvo moteris, kuri atėjo jūsų profilį, bet nebuvo tų veiksmų, tos strategijos ir ji išėjo pas kitą specialistą. Tai tas pailsėjimas jūsų gali reikšti ne vieną prarastą klientą, o dešimtis žmonių, kurie per tą laikotarpį jūsų nepamatė, nesurado, su jumis nekomunikavo. Ir tokiais mėnesiais, kur yra pilna, atrodo, tai aš geriau tą klientę priimsiu, negu aš čia kažką marketingu užsiimsiu, aš busy, čia pas mane klientai, aš jau geriau darysiu užduotis, kurios man pinigus generuoja, priimsiu klientus. Bet ko mes nesuprantam, kad tas vienas klientas, kurį tu priimsi šiandien, kainuos tavo pajamas ir gal netgi 10 klientų kitą mėnesį. Ir svarbiausias viso to suvokimas tai yra ta 4-6 savaičių realybė. Ir labai daug žmonių, grožio meistrų galvoja, kad kelsiu laisvus laikus, turinį, kažką čia padarysiu ir šiandien gausiu pajamas. Tai dažniausiai ne, yra niuansų, kada galite, įkėlėte kažkokį skelbimą ir antplūdės užklausų, bet tai yra vienkartiniai atvejai. Vis tiek jų negalite skeilinti, auginti, pakartoti, padaryti jų daugiau, kad auginti pajamas. O ką daro pajamų auginimas? Galite kelti kainas, galite studiją atidaryti, saloną, galite pradėti mokymus parduoti, įsivesti ir produktus e-shopą į savo veiklą. Taigi, šios savaitės veiksmai labai dažnai kuria tavo pajamas po mėnesio ar ne 2. O pinigai, kuriuos tu gauni šiandien, yra tavo
prieš kelias savaites atlikto darbo rezultatas. Ir kai tai supranti, labai, nelabai lengva, bet lengviau išlikti nuosekliai. Vat ir aš, kai kažko nepadarau, aš suprantu, kiek tai man kainuos ateityje. Atsiranda ta kaina. Ir kaipgi nutraukti šį ciklą, ne? Tai visų pirma, turėkite minimumą. Klientam irgi sakau, kai esate pilna, atostogaujate, pilnas kalendorius, kai pavargai, nedarykite 0. Jau geriau tie 5-20% negu 0% įdėta pastangų. Taip pat galite daryti 4-6 savaičių patikrą, ne? Vat pasižiūrėkite į savo tiesiog veiksmus ir paklauskite, ar turite pakankamai veiksmų padariusios, ar turite pakankamai potencialių klienčių, potencialių pokalbių ir tokių lydsų, kad po 4-6 savaičių jūsų kalendorius būtų pilnas. Ir elkitės su marketingu kaip su kokia nuoma. Tai yra jūsų fiksuota verslo dalis. Kaip ir į pajamas, nuomą įskaičiuojate, taip ir į savo laiką, į savo kalendorių įskaičiuokite marketingą. Nekada liks, nekada ten grįšiu pavargusi iš darbo namo, ir ten kažką kelsiu, nors iš tikrųjų pažiūrėsit serialą ir eisit miegot arba iš karto į lovą. Ne jeigu liks laiko arba jei liks laisvų laikų, tada kažką pasidarysiu ten salonės, tai socialiniais tinklais, o fiksuota dalis, suplanuota dalis jūsų kalendoriuje. Ir žinoma, palaikymas ir aiški sistema. Nes jeigu jūs, tarkim, dabar yra tas sausas laikotarpis, arba jisai labai dažnai kartojasi ir tos pajamos nėra tokios aukštos, kaip norėtumėte, tai žinoma, čia reikia realios sistemos ir palaikymo. Šiuo atveju, jeigu pas jūs banguoja, arba jums reikia irgi tą rezultatą galite sukurti, bet jis nebūna stabilus, taip pat reikia to palaikymo ir strategijos, tokios mentorystės, kad būtų žmogus, kuris jums baksnuotų į petuką ir sakytų, va tu padaryk tą, nenustok daryti to, vis pakoreguotų jūsų tą kursą, kelią, ties kuriuo jūs einate ir vestų jūs tinkama linkme. Ir pabaigai aš manau, kad specialistai, kurie uždirba ir čia ne tik grožio srityje, bet visur didelės pajamas uždirbantis, aš manau, jie nebūtinai daro ten daugiau negu jūs, aš manau, jie tiesiog daro nuosekliau. Daro nuosekliai net kai būna bloga diena, nuosekliai net kai užimta diena, net kai daug klientų, net kai nėra klientų. Tada jie kuria tas stabilias pajamas, ne kažkokia motyvacija, įkvėpimas ar daug laiko, o sistema ir nuoseklumas. Ir kvietimas tau, jeigu šiuo metu jauti, kad pajamos nuolat šokinėja, vieną mėnesį pilna klienčių, kitą tenka laukti žinučių ir užklausų, kviečiu parašyti man žodį sistema, asmeninė žinutė. Pažiūrėsime, kurioje vietoje stringa tavo klientų pritraukimo sistema. Parodysiu, ką reiktų daryti, kad nustotum gyventi nuo vieno gero mėnesio iki kito ir galėtum pradėti kurti stabilesnį klientų srautą. Tai galite nusiskenuoti šitą QR kodą arba parašyti man Brigita - Karo su žodžiu sistema.